Šiandien pakalbėsime apie arbatą. Taip, juk daugelį šalių žmonės nieko kito negeria, tik arbatą. Keistuoliai. Iš tikrųjų, arbata yra daug kur labai garbinama. Taip, pavyzdžiui, Maskvoje, toli nuo čia, yra netgi tokia gatvė, kuri vadinama Arbatas. Kaip? Arbatas. O kas yra tas arbatas? Na, tai kas? Gal arbatos vyras? Vyras. Įdomu, kur jie susitokė. O kas tuomet yra arbatos vaikas? Na, tai galbūt arbatos vaikas yra arbatinukas. Mažuliukas, arbatinukas. Nepeliu pim. Kaip drambliukas. Arbata yra verdama iš įvairiausių arbatžolių. Arbatą galima virti iš mėtos, melisos, liepžiedžių. Taip, visokių kitų žolių, o taip pat ir iš krapų. Ko? Krapų! Iš krapų! Bet Gustavai, jeigu mes virsime arbatą iš krapų, tai jau nebebus arbata. Taip, nebebus. O kas tuomet tai bus? Tuomet tai bus krapata. Ne arbata, o krapata. Gerūdė, kurai kiekvien naujas daiktas krota. Taip mes ir sėdėjome, besišnekučiuodami prisiminėme senus gerus laikus, o vėliau nusprendėme pažaisti kamuoliais, nes žaidimai lavina raumenis ir vaizduotę. O labas rytas, suraikyta. Norite, tikėkite